Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Rytas kempinge. Jau iš vakaro susikroję į automobilį dviračius. Įsimaudysim, dar darysim valgyti ir išvažiuosim. Dar daug kas miega. Toliau keliausim automobiliu link namų. Tie paukščiukai tai labai drąsūs. Važiuojam namo automobiliu. Važiuojam namo į automobiliu. Tolumoj matosi kalnų debesys. Kaip gražiai tie debesys, tokie balti. Va dar. Tiesiai į kalną važiuoja. O tiltą pravažiuojam. Šiandien ryte nutarėm, nelėksim akis išdegę. Dabar pirmas tikslas – Lurdas. Tai dabar reikia krepšių. Pro medžių šakas matėm pilį. Bažnytėlę privažiavom miestelį. Ir kelias. Posūkiai. Serpantinai. O, kokie staigus. O, kaip kylam. Į viršų. Smarkiai. O dviratininkas. Bet jam gerai, jisai krepšių neveža. Taip, o mes į tokį aukštį stūmėmės dviračius. 13 kilometrų. Didžiulius privažiuosim posūkį, kaip rodo navigacija. Eina savo čia į patį dangų, mes tikriausiai kylam. Turn right after 300 meters and continue to follow the M135. Dar vis kylam. Galingi posūkiai. Oho. Čia mes sėdint šalia. Baisu. O kaip reiktų leistis dviračiu, tai aš jau nežinau. Please turn next right. Dar vienas bus didelis posūkis. Olia. Jau biskį. Jau vis. Siekėm viršūnę. Dabar vyks nusileidimas. Gaila, kad nerašo, kokį aukštį mes čia pakilom. Bet jau vingiuosim pagal navigaciją, tai irgi ne ką mažiau. Ne ką va. Vėl Camino de Santiago. Tik šį kartą automobiliu važiuoja. Leidžiamės. Į kaimelį nusileidžia. Kelias link Prancūzijos sienos vingiuotas, kad tau ne autostrada važiuot. Bet važiuojam per Pirėnų kalnus. Dėl to taip ir yra. O, čia kokis taboras gyvena žemai. Aha, tikrai koks taboras turbūt. Dar viena. Eilinį kalnų miestelį, kaimelį privažiuoja. Gyvybės nerasi. Ir vėl kylame į viršų. Buvo tarpas, kai leidomės, o dabar vėl kylame. Oho, galingą automobilį sutiko. Pasiekėm aukštį 922 metrai. Dabar pradėsim vėl leisti žemyn. Serpantinais. 35. O, čia kelias platus. Gal pavyks. Važiavom į miestelį. Bet čia jau miestelis, ne kaimelis, labai graži gatvė, gražūs namai, tvarkingi. Visur prie labai daug gėlių visur. Bet už tai ne vieno medžio. Ir ne vieno žolės plotelio. Nu ir va, gyventojų vaikštų. Čia turistai. Čia turistai vaikšto. Tokiu laiku jie čia vaikšto, tai keista, dabar siesta pas. Taip, dabar pas juos siesta. Bet turistam tai siestos nėra, taip kaip ir mumiem siestos nebuvo. Minam ir viskas. Darėm kelias dienas siestą. Ir labai pasiteisino, bet paskui nesigavo. O paskui vėl nesigavo, jo. Tai tas griovys va šalia savo vanduo teka. Taip,
kaip mes autobusu prasilenksim, tai aš neįsivaizduoju. nežinau. Na jo, čia dabar bus problem. Tegu jisai suka į griovį. Tai ten yra pasi grautelės ant griovio. Oho, čia tai jau problema, kai reikia prasilenkti šitokiuose miesteliuose. Va, restoranas ir veikia, bet čia jau piligrimai, turistų grupė sutikom. Tai va, šituose miesteliuose taip ir yra gatvelės siauros. Tai da autobusas, o kai dar pravažiuoja fūra, tai žyvis. Kuo artin pasienio, tuo daugiau debesų. Kaip nusileido. Čia jau gyvenimas vyksta, nes čia Camino de Santiago. O virš debesų pakilsim. Mes vėl kylam į kalną. O, jau čia įlysim į debesį. Į debesį jau įlysim, štai kad kylam į viršų. Į debesį važiuoja, į rūkas. Turbūt jau pasiekėm 1057 metrai. O. Vėl serpantinai pasileidom žemyn ir jau nėra debesų. Va čia kairiai pusėje slėnį, tai debesys dar žemiau. Vienas posūkis paskui kitą. Jo, čia ilgai per kalnus važiuojam pirėjim. Ilgai. Nu, iš kitos pusės daug smagiau negu autostrada. Ten nieko nematai, o čia tai dar nors pamatai graužybių ir įdomybių. Žinoma, labai reikia atidžiai žiūrėti ir tiesiog įsitempus būti visą laiką. Nereikia čia nieko įsitempus čia. Greitis nedidelis, kas čia. Jurgi įsitempus nereikia, o šalia sėdžiu ir visai įsitempus. Taip kaip dviračiu leiščiausi. Pasirodo, dar nesibaigia staigus posūkiai. Da navigacija rodo. Tik navigacija rodo. Tai turbūt iki Prancūzijos sienos ir važiuosime šitai. Tai kodėl? Tai Pirėnų kalnai, tai čia o siena būtent tai eis ir čia tikriausiai Prancūzijoje tęsis, kol tęsis kalnai. Taip. Ko gero tai bus. Bet įdomu iki Lurdų, kaip bus. Nu, tokis kelias tai labai negreitas. Ne, tai šitas kelias žinoma negreitas. Kaip gula, tai jau... Gula, ne? Jo. Gula, matai, man tai nieko. O dar vienas galingas bus. O. Kalnai leidžiantis. Bet čia paaugę medžiais, ir uolų matos. Pasižiūrės, pietauja. Taip kaip ir mes susėdę. Jau čia kažkokia nusileido. Jo, jau nusileidžiam, pasižiūrėsim, koks čia bus aukštis. Bet ausis atleidom. Nors dabar vėlėm jau užgult, vėlėm leistis. Kalnai pliki, jie pasimatė. Ir dar vis leidžiamės. Dar čia nepabaiga, dar slėnis labai gilus. O miestelį kažkokį. Miestelį privažiavom į miestelį. Vanduo. Stoja mane? Kur vanduo? Pravažiavom, o čia tik vanduo buvo. Tai galim stot. Jeigu bus kur. Yra du tušti buteliukai. Bet nelabai yra kur stot. Pilnas turistų. Turistai, pilnas turistų. Nu viskas. Reiškia, čia turistinis kraštas. Nu va, priekį mašina veža šiaudus iš kažkur tai. Iš kažkur į kažkur ūkininkų. Privažiuojame Prancūzijos pasienį. Gal tik tai... Čia dar tik perspėjami ženklai. Galbūt, man atrodo, kad jau mes esame Prancūzijoje. Kol kas dar kaip ir niekas nesikeičia, nematyt. Bet va, stulpeliai mėlyni. Jo, jau stulpeliai mėlyni, o tai buvo geltoni. Vėl užgulė ausų baisiai, nu atrodo nesileidžiam, bet tiesiog laikiai užgulė ausis.
Kur tas Kompostelos ženklas? Ai, Gite Compostela jau ne Camino de Santiago, o ne. Gite Compostela. Nu va, jau tikrai esam Prancūzijoje. Visai kitas gyvenimas. Kaviniais pilnų žmonių, judėjimas, automobilių masė. Visai kitaip, va tik aš čia paužiam kelis kilometrus. Taip. Visiškai kitas gyvenimas. Upė ten. Prancūzija. Taip, visai kitas. Jokios siestos. Jokios siestos čia jiems nėra. Automobilių pilna. Nu, duok Dieve, kad greičiau už tos kamšalinės išsibaladotume. Važiuojam paskui šiaudus. Nu, paskui šiaudus važiuojam. Vat įdomu, kur juos veža. Į Paryžių. Bažnyčia tai tokia pati kaip Ispanijoje. Pasuk. Kur važiuojam? Kaimo gatvelė. Prancūzijos. Taip. Bet kaip biškį užnešat į tą Ispaniją, o čia tokį, žinai? Ne, nu tai vis tiek tas pats Kalnų rajonas, nu tai ką čia, čia netoli nuvažiuota, susisiekia. Da, čia mes važiuojam, netolstam labai nuo pasienio. Taip. Da, nelabai nutolo. Da, net palmė čia. Taip, palauk. Žinau, nepameščiau. Mažai to vaizdu, manau, matyti. Nors gali ir matyti. Gražu labai. Bet šitie vaizdai, čia atrodo leidomės, o dar pasirodo jau kylam. Koks grožis, koks slėnis. Eik tu savo. Į šoną daugiau, ar matai per šoninį langą? Nieko nematau, tavo veidą tik tai. Ai, kaip čia gražu. Gražus tie Prancūzijos miesčiukai tokie. Savotiški, va, hotel, restaurant. Leave the roundabout at the first exit, then take the next left turn immediately. Priekį. Taip, dabar mums liepia sukti. Visur vėliavėlių prikabinėta, taip kaip Ispanijoje. Gal tikrai kokia šventė, va, visa gatvė papuošta. Bet čia parduotuvių, batų krautuvių. Nu, tai čia matyti didesnį miestelį pateko. Per tiltą ir žiūrim, kad yra geltona, žalia, raudona. Nežinom, kokiam čia miestelį. Va, jų pagrindinė kultūra, kiek važiuojam, tai auga kukurūzai. Vėl miestelis išpuoštas. Bet tai siaura vėl? Jo. Ant kalnų leidžiasi vėl. Vėl. Pakeliu į Lurdą. Tiltą pervažiuojam. Pervažiuojam tiltą, kažkur rodo man veda, bet nežinom kur. Atvažiavom prie Lurdų, pasakiškai gražiais kalnų keliais. Visą dieną važiavom. Aišku, šalutiniais, tai greitis buvo labai mažas, nes keliai iš tikrųjų neprasti, bet siauri labai. Vingiuoti? Nu tai kalnų keliai. Va, bet buvo labai gražu. Atvažiavom į Lurdą jau vėlai, apsistojom netoli Lurdų kempinge. Kempingas brangus, 48 eurai. Ir labai nuvylė. Tualetai nešvarūs, popieriaus nėra, tualetų mažai. Nuvylė iš tikrųjų, tai baisu. Prancūzija. Va, o kempingas didžiulis. Va, čia dar yra ir vietos, kai atrodo ir vaikam padaryta aikštelės. Bet palyginus to, kas Ispanijoje buvo, tai labai prastai. Nu ką, nakvosim į čia, ryt apžiūrėsim Lurdą.
ir bandysim per Monaką važiuoti namo. Lankom Lurdą.